Ką, sveiki gyvi, labas rytas, labas vakaras, ar labą dieną, nežinau, kada čia jūs čia žiūri šią video. Luka, sveiki, tai mano pirmas video. Luka, šiandien įdomus video. Kaip ir pirmas bandymus įrašyti video su mano šituo DJI Osmo 6 ir žiūrėsim kaip gausis, nes kaip ir pajungęs settingsus blogui ir viską ir aišku, kaip be mikrofono šitą. Bandysim įrašyti ir žiūrėsim, kaip mums tas gausis, visas reikalas. Ir nu ką galiu pasakyti, neužmig mano ekranas, nes labai norėtųsi, kad man neužmiginėtų. Tai va, nu ką, tai mano sekantis ilgai gal lauktas blogų video, kurį labai aš norėjau. Senai aš planavau tą filmuoti visą kitą, bet ir pagaliau, kaip pasakyti, prisiverčiau, nes kaip šiandien sekmadienis, Velykų, palauk, šiandien, kas šiandien va šiandien? Pirma Velykų diena, man atrodo, ne? Palauk, tai pasižiūrėsiu, kas mūsų kalendoriuje šiandien. Šiandien, man atrodo, jo, pirma Velykų diena, sekmadienis, rytoj antra Velykų diena. Žodžiu, bet to hebra su Velykų diena, su Happy Egg Day, su šventųjų kiaušinių diena, kaip sakant. Ir šiandien mūsų video ne apie tai, o apie tai šiandien, kaip mes bandysim įrašyti video ir nepaprastą vlogų video. Net nežinau, ką ir kaip hebra jums pasakyti, kol kas jūs persidedamas. Ir net nežinau, kaip čia moko, kaip startuoti video, bet bandysim šiandien bandysim eiti į lauką, parodyti grandiozinį šiandien pirmą Velykų dieną, kaip ir bando saulė išlyst ir bandysim šiandien kažką lauke paveikti. O dar plius pafilmuoti, aišku, ir ką tokio. Ir stengiausi niekam daug ko nesakyti apie šitą visą savo grandiozinį planą, nes kaip ir patys matėt, čia mano buvo streamas, čia nežinau, paskutinis, prie pat paskutinis gal, bet planas tame yra toks, kad man jau gamingas, kaip pasakyti, man gamingas jau nežinau, tas nėra varikliukas, kuris man užvestų, duotų tą malonumą, kaip buvo seniau ir, sakant, artėja vasara ir nesinoris sėdėti namuose. Tai pas mane buvo labai sena vizija, norai, kad kai ką nusipirkt vasarai. Nu, praeitą vasarą buvo planas, kad nusipirkt kai ką, bet ir taip ir buvo planas ir vaikystės, galima sakyti, svajonė ir po kokių, žinau, 25 metų svajonė, kaip sakant, ir pagaliau įsipildė. O ką aš turiu omeny? Nieko, hebra, to aš jums, kaip sakant, duosiu jums tuos, tai šius į tripodą padėsiu. Kodėl čia, ir nesuprantu, ir nepagaunu Marija, kodėl čia jisai nebesifiksuoja, kaip buvo seniau. Nu dabar užsifiksavo, man atrodo, ne? Jo, fiksavo. Ta mūsų lasda, kaip sakot, kaip buvo. Piškelius pasidėsim, piškelį toliau. Viską, piškelį šitai pasikelsim. Šiau. Pagaliau pasidėsim. Savo įrangą pasimsim. Šiandien filmavimas, kameras, mikrofonus, papildomas baterijas. Dar selfie sticką pasimsim su savim. Ir ką mes dar pasimsim, kaip ir daugiau ir nieko. O, ir net nežinau nuo ko kaip pradėti. Kaip ir jaučiuosi biškelį vis tiek. Čia mano būtų pirmas toks yra filmavimas. Ir ką aš turiu omeny, hebra, duosiu tokį namioką.
Odinė. O ką bandysim? Atsiprašau gal. Kad čia... Mikrofonas nepabėgo. O tiesiog... Užmiršau mikrofoną pasiimt su savim. O nusipirkom, kaip sakant, pirdaliotą. Šiandien kaip Velykų antra. Nu, Velykų pirmą dieną ir bandysim šiandien pasivažinėti. Tai čia mano teisės bus, gynė, kai aišku reikės persidėti paskiau. Ir aišku, kur mano batukai yra. Nu, aišku, čia šitie batai tokie kaip ir apsauginiai. Nėra super tokie, kad rinkausi batus ilgai. Ir ką, susidėsim savo daiktus, aišku, kas gal prisireikės. Ir aišku, kaip mes be savo šalmo. Čia viską pasiruošiau. Čia mountas. Iš karto pasiruošiau mūsų šitas. Ant kur ir kaip mes tvirtysim savo DJI. Ir aišku, reikia simti savo špiniginės teisės. Nu, gal dėl viso pikto gal. Nu, šiaip kortelės man nereikės, nes mes vis tiek atsiskaitinėjom telefonu, tai kaip ir nepaliksim. Bet šiandien vis tiek sekmadienis nieks nedirba, skyrus gal degalinės, gal kurios gal visą parą dirba. Ir ką mes dabar norėjom padaryti? Ir kur mes turėjom mano šitą, mano mikrofono pop-up filtrą šitas. Uždėsim jį. Gražiai atrodytų ir viską. Ir kad vėjo gūsių nebūtų. Pasakyti. Aišku, biškai gal sakyčiau, gal dar kelins čiut didokos, bet man atrodo, jau mes jau pasirinkimo neturėjom, jau mažesnių nusipirkti. Ir ką, tikriausiai vieną pasimsim savim iš pagrindinių dopimo dalykų, tai energinio. Vaikai, negerkite energinio. Aš rimtai sakau. Ir dabar apmastam, ar mes viską šiandien pasiėmėm. Pasimsim savo šitą tripodą, jeigu ką. Oi, šitą ir viskas. Kaip ir tiek. Ką, hebra? Įsim kažkaip to jūs įsidėt į vidų. Ir nežinau, tikriausiai mane girdėsis gerai gal, sakyčiau. I hope. Ir ką, hebra? Štai. Ir mano kostiumas. Ir ką, ir pasiimsim jūs kaip ir iš pirmo asmens. Ir ką, hebra. Ir tada mums reikės pasiimt. Taip, savo 10 trikojį pasiimt.
Ir nežinau, ar man aš jį deduosi į šitą, ar tiek to, gal, man atrodo, gal, žinot, ką padarysim, gal tiek to. Energetiką gal čia įsinėsim. Ir nežinau, kaip čia dar su tuo aukščiu dar bus. Motiko, šitą susinėsim. Kitos kuprinės neturiu, tai reikės, įsigyti. Tai teks naudoti savo darbo naudoti. Šitą gal reiks įsijungti, gal dėl viso pikto, kad nepamės savo važiavę savo etiketę. My bag. Ir ką? Mano telefonas. Taip, telefoną mes pasikrausim motikę važiuojant. Taip, šitas yra. Taip, ir mano, kaip priklauso, pirštinės. Taip. Mano rakteliai. Dabar galvoju, kur raktus savo dabar dėti. Nu. Tikėkimės aš nepamesiu. Šitą kišenę. Nėsim. Taip. Šiandien miškelį kaip ir vėjuota laukia. Tai va, ir ką, pasiruošę. Taip, raktai yra. tą įsimečiau, tos pirdos įsimečiau. Taip, apsičekinam viską. Taip, raktai namų yra. Taip, teisės pasiėmiau. Mano pirdos dokai yra, galiu pasakyti, kaip ir viskas. Kaip ir techniškai pasiruošę. Ir ką, hebra, ir štai ir mes įrėdė. Laikrodžio nesidėsiu, bus patogiau, kad ir be laikrodžio. Sėmam pirštinės ir let's go. Taip, iškelį pasitempiam striukę. Kaip ir orelis, tai ką žinau, toksai vėjuotas, sakau. Bet šiltas. Tikėkime, čia manęs nieks nenupūs. Gerai, mikrofonas dar iš vietoj. Tikėkime, aš jo nepamesiu. Ir tikiuosi, kad garsas bent jau normalus. Ir kaip atrodo, ne? Biški krūtai netrodo. Kaip sakant, oda. Ne koks dermantinas ar koks ten fuflekas. Vakar buvau į motikų parduotuvę nuvaręs. Didžiausia mano mieste. Man atrodo, nieko nėra, aš bent jau. Nu, ir kol mes susileidome, žiūrėk, ir saulė išlindo. Nu ir ką, ir parodysiu, kaip mano virdaliotas atrodo. Biškelį viskas įtempta. Mažai to, kaip jais pučia. Čia mano kaimyno Vietnamo motopirka. Sakant, ten dar viena motopirka stovi. Čia va mano. Šitą pasinėm raktus kol kas. Gerai, čia gal pasimetam. Prinės įsinu. Ką žinau. Dabar tas darniausias dalykas. Nusekt viską. Ir wow. Mano šventasis gralis. Reikia ant šitą sudėti. Ir nežinau, kad pasidėsim jį čia, kad gal tikėkimės, sakant, nieks nenupysdins jo. Ir tik klausimas, ar tas aukštis gerai, kaip atrodo. Tikėkime, gal ir gerai. Visa kita. Ir, kaip sakant, nusipirkau savo vadinamą quad lock, ir kurio dar vis niekaip neišmokau pataikyti. Dabar jau išmokau. Ir prie to pačio ir turim USB. Bet buvo hebra prikolas. Nusipirkau visą komplektą šitą quad locką su tuo USB pakrovėju, kur ten reikia prijungti USB, bet tai prikolas. Mes tai patį USB tai mes turim. Ir volia. Pasidėm kuprą. Sekmadienis labai, gal mes čia baisiai, ne. Kaip čia pasakyti, nešaumisim. O, bėk, nepataikiau. Toliau nuo kiemo nusivarysim. Namas, kad čia dargi. Nu,
Galvoju, gal blogiau čia bus. Ir kaip visada. O, ir nice. Vėjas visą darbą už mane padarė. Kaip vėjota. Kaip sakant, geriausia vieta, kur motiką laikyti. Halo, kaimynas. Jo, ką sako. Štai ir mes kaip atrodom. Nu ir nežinau, kaip čia geriau padaryti. Kaip čia mum. Čia mano gausis kaip ir antras važiavimas. Pirmas toksai buvo baisus važiavimas iki degalinės, kad užsipil kūro su kažkokia tokia supirda. Kaip ir taip sakant. Ir dabar galvoju, kaip čia geriau padaryti, kaip čia važiuoti. Gal važiuojam, žinot ką padarysim. Taip va. Telefonas mano čardžinasi. O. Šiek atsireguliuoja veidrodėlis. Kaip sakant, reikia pasižiūrėti, ar čia mano normaliai šviesos veikia prieš važiavimą. Apsičekint. Posūkiai veikia. Priekiniai veikia, šviesos veikia. Ilgas irgi veikia. Tik pas mane problema, check enginesas užsidegęs yra. Ir galimai gali būt, kai stovėjo ilgai, užges pradėjo degti dėl to, kad akumuliatorius stovėjo nebekraunamas. Gal bandysiu pasivažinėti ir pakraut po ilgo važiavimo. Važiuojame vieną aikštelę gal. Čia va, aikštelę noriu užlėkt. Tai aikštelė tuščia. Čia gal visai neblogai būtų pasitreniruoti. Ir kur čia gera kokią vietą sustoti ir pasifilmuoti biškelį. Čia posūkį reikščiau. Kažkur čia va gal sustosiu, ne? Nu tai ką, štai ir mano ir naujas aparatas. Ir tikėkimės, kad po šito, po važinėjimo
po kokių kilometrų porą, gal daugiau. Ir šitą aš tai žiauriai tokio stiliaus mėgstu aparatą, blin. Garsas kaip ir aš žiauriai mėgėjas kruizioro stiliaus. Aš nesu tas, kuris mėgėjas važiuot ten su street bike'ais ir visa kita. Aš mėgėjas važiuot lėtai, klasika su stilium. O pirmai žiūrėjau tokį modelį buvo Kivei, 125 cc kubatūros, bet šią vasarą šio brando tiesiog nebebuvo. Tai dabar čia 25 metų kažkur pabaigos netoli šitas Benda Rock 125 kubikų, 10 kW aparatas. Ir aišku, su antru važiavimu šiek tiek jau vis tiek drąsiau. Bet aišku, dabar galvoju kokį maršrutą pasirinkti, kur važiuoti geriausiai. Ir bandysim atsargiai važiuoti su savo šitą pirdą. Reikia ją priprast prie jos. Ir tikėkimės, check engine'as nusiims nuo akumuliatoriaus, kad jisai čia nusėdęs buvo. Mano pirmas šviesoforas, blin. Pirmas šviesoforas. Taralalala. O, blecha vėjota, blin. Kažkaip taip biškai reikia prie to pavarų svirties, man reikia priprast. Prie to ričiago, blin. Ir įgaut pasitikėjimo. Tikrai šitas aparatas turi daug traukos. Tai ką žinau, gal bandysim iki savo darbo nuvažiuoti. Tokį pirmą ratą padaryti. Čia radarai stovi net du. Vienas radaras, čia kuris stovi pastoviai, ir tas kur baltas, kuris gaudo vien zaicas. Gaudo, kad neviršyt.
кілометрів проте. О, Porsche, блін. Damn. Nice. Байкер pasveikinimas. Pirmą kartą tokį žestą padariau. Dar visai reikia priprast, blin. Nu, galiu, kaip sakant, tikrai nenu. Jau jaučiuosi kietai, žinai. Šitas baikerių pasisveikinimas gestas visada blina. International. O visi jie baikeriai, tiek važinėja ant 2 ratų, visada jie tas vadinamas pasisveikinimas. Kaip čia vėjuota, blina. Čia stebėgiu. Hey bitch, what's up bitch? Taip, tai jisai greitesnis, blin. Kaip sakant, va čia va mano bus, sorry, mano terapija. Kai neturėsiu ką veikti, tikrai vasara bus, tai tikrai nelabai norėsiu čia namuose susidėti. Tai va, chebra, kam apie 30 ir virš 30 ir atsibodo namuose sėdėti. Geras būdas, kaip sakant, savo prasilinksminti ir praskraidinti savo dieną. Praskraidinti savo dieną. Aišku, šiandien super tokia diena gera, bet visai gera pasivažinėjimui. Ir plius, ką aš galiu pasakyti, chebra, aš tai visai net jaučiuosi šiltai. Tas termo drabužiai kaip ir dar plius kožia rožia kostiumas, tai visai gerai apsaugo nuo tos vėjuotos dienos. Kaip tai, man atrodo, reikės rankinėlį čia reikės pasireguliuoti, nes man iš kelio nepatogu.
o dabar perfekt gavosi. Tuoj parodysiu chebra tą vadinamą, kur ir kaip, nu, bent jau iš išorės, kur dirbo. O, kolegos eina. O jiem, kaip sakant, linkiu gerą darbymečio. O mes, kaip sakant, o mes linksminamėms. Ir va, chebra, deičelas. Ir čia aš chebra dirbo. Gerai, biškelį tokią padarom. Sakant, trumpą sustojimą. Kol kas gyvi. Kaip čia mano telefonas, labai greit jisai nesikrauna. Nu, svarbu bent jau kraunasi bent jau. Tai va, chebra, čia kur aš dirbu fiziškai. Ir tikiuosi, kad tiesioginį kontraktą aš gausiu pagaliau. Tai ir galėsiu, kaip čia pasakyti, pilnavertiškai dirbti. Čia kenčiantis vis tiek kaip ir jisai nedingsta. O, koks aparatas. Kaip ir visai drąsiai dabar jaučiuosi po tokio ilgesnio važiavimo. Jaučiuosi kaip ir, nu dar ne 100%, aš dar pasitikiu savim. Vis tiek vėjuotai kaip buvo. Ir dar baisiau, dar man atrodo, čia dar vėjuotų dar. Nežinau, kaip jūs girdit, negirdit to mikrofono, bet baisiai čia vėjas pučia. Tigerė važiuoja, yeah boy. Ką tas kurva čia daro? Reiks kažkur sustoti. Škelipta.
O, nice. Передачу nepataikiau. Čia va mes turim, Honda atstovybę turiu. Čia iš šios pusės geriau biškai matosi kaip ir. Čia visokios Hondas turim. Visokios. Čia va aikštelė kažkokia tai, nežinau, reikės gal į... Kažkokia aikštelė čia va tiesiog. Didelė. Koks čia geras rakursas būtų. Sustos supirdo. Eik tu sau, broliai ir seserys. Tai padarysim iš karto jisai, nežinau, čia tokio jau kampo geresnio nerasim jau, kad pasifilmuot kaip sakant. Ko čia neusisuka? Ar aš čia srėgį nepataikau? Taip. Darysim. Op. O. Ir kaip tik mano akumuliatorius sėda. Sakant, reikia akumuliatorių iš karto pasikeisti, nes pas mane jau 2%. Tai ir iš karto tą reikalą ir padarysim. Tai va, žodžiu, chebrytė, tuoj už kokių minučių pakeisim baterijas ir, kaip sakant, ir tęsim toliau filmavimą. Pasikeitėm akumuliatorių. Škelį reikia gal jūs kažkur tai paslėpt, gal, sakyčiau, nuo tų vėjo gūsių labai. Tai vat, chebrytė, mano ypatumai su mano vadinama pirda, kaip sakant. Patenkintas savo pirkiniu? O, tikrai jo. Toksai pirmas mano išvažiavimas su šita pirda. Nu, tai čia galima sakyti, jau ne pirda, čia jau motociklas. Aišku, toksai pony horsas, tarp kitų rimtų, žinai, žaidėjų. Bet aišku, bet kaip jisai atrodo, visai klasika. Kaip minėjau, šitas aparatas turi 125 kubikų. Vien 2 variklis, diržų varomas, 10,2 ar 10,4 kW, nu galima sakyti 11.
priekis LED faros, amortizatoriai, šakės, stori viską, aušinimas skysčių, radiatorius yra ir ventiliatorius, kaip ir oro filtras, įpurškimas, kaip ir čia elektronikos tiek, kad ABS jisai neturi, o jisai turi CBS, tai pavadinimą, o ten hebra. CBS, tai tipo kombinuota su galo ir priekių stabdymu, bet aišku, kai spaudi atseit galinius ir kažkiek procentaliai stabdosi ir priekis. Bet jeigu norėsiu užblokuoti stabdžius, tai jos pilnai gali jos užblokuoti. Ir aišku, diskiniai stabdžiai, kaip ir priekį, taip ir gale, žinai. Rinkausi ilgai tarp Benda Chinchillos ir tarp Benda Rock, nes Benda Rock didesnis toksai atrodo. Pagal mano dydį, kaip ir atrodė, kad tas Benda Chinchilla žymiai mažesnis yra. Pagal mano ūgį atrodė. Tai kaip ir atrodo taip, kad pasirinkau Benda Rock, nes kaip ir jisai žymiai didesnis. Aišku, daugiau biškelį svorio jisai turi, bet kaip jisai gražiai atrodo. Nu, nesakykit, kad jisai kad pufliakas, blin. Nu, atrodo jisai nėra galingas ir viskas, bet vis tiek pagal mano A kategoriją A1, tai tokį nusipirkt, tai tikrai verta pinigų. 100 jisai važiuoja. Aišku, jau su tokiu aparatu jau per greitkelį arba autobaną tai tikrai nevažiuosi, nes jisai jau tikrai smarvės. Techniškai tu gali važiuoti, bet su juo 120 tai tikrai nevažiuosi ir jeigu kažką apsilenkti ar ką jau tikrai negalėsi. Tai čia jisai daugiau skirtas miesto arba užmiesčio pony horse ponis šitas, bet su stilium vadinamas. Tai va, tokį biškį tokį trumpą sustojimą padarėm. Nežinau, aš net degu toliau kažkur dar važiuoti, dar kažką daryti su juo. Tai nežinau, gal kažkur dar pasilieksim, bet aš net kaip ir daugiau, nežinau kaip ir kur daugiau ir važiuoti ten su juo. Tokių aš net ir kelių net nežinau, tai reikėtų kaip ir navigaciją naudoti. Bet nežinau, gal sakyčiau, gal užtektų ir šiandien ir tiek. Žiūrėsim, gal vakarop gal. Kiek mes turim valandų? 14 tram 5, nu pas jūsų 15 tram 5 bus, tai kaip ir beveik kol aš čia nuvažiuosiu, jau bus jau 3 valandos. Ir dar kol aš čia, pavyzdžiui, padarysiu tą video, sumontuosiu, viską paruošiu jums, tą visą, ką patieksiu, kaip aš norėsiu, kad jums patiekt. Tai gal sakyčiau, gal ir šiandien ir užteks. Aišku. Tik aišku, reikia, čia vakar pasisveikinama, tai užmatė mane, kad aš čia sustojau, filmuojuosi biškį, tai, o tai, blin, tas jausmas, tų baikerių, tipo, tas vienintelis, tas vienybė vadinama tas žodis, nežinau, kad koks tu bebūtum, ar tu lietuvis, nelietuvis, vokietis, ar ten kažkur užsienietis, ar ką, vis tiek yra tas vadinamas punktualumas, tas draugiškumas, tas viskas, tas vienas gestas, pasisveikinimas ir jau to užtenka ir jau tau šilta širdį, žinai. Gal štai pusė širdis. Kaip sakant, with love, guys, with love. Tai va, ką žinau, biškelį tokį mini pertrauką padarėm, apsifilmavom. Man techniškai apranga man patinka mano, nežinau, nu kaip jum. Tai aišku, biškelį tik, kad kelnios, biškelį mano apačion. Gal biškelį reikia dar pavalgyti geriau, bet. Take a photo, take a picture, or take photo. Ne, toks, nežinau, filmuojant, tai reiškia, režimas toksai neveikia, toksai režimas. Take photo, or take photo, take picture. Ne. Kažkodėl tai filmuojant jisai ne. Reikia kažkaip tai pasifotkinti reikia save. Negalvojat, hebra. Reikia pasiselfint. Kaip sakant, naują fotą pasidaryti. Bet va kas geriausia, kai turi garantinį hebra.
Tai kaip ir, jeigu kažkokios turėsi problemų su varikliu ar su ką, nuvarai į serviziuką, iš ten, kur pirkai, arba čia pas mane yra vietiniai, kur remontų nuvarėjai, pasakei, kad I have a problem, I have a check engines, maybe engine kaput. Tai visa kita. Gerai žodžiu, kebra. Reikia kažkaip tai nusifotkint, pasiselfinti, dabar nežinau, kaip čia mums čia pasidaryti. Ne, reikėtų, sakyčiau, kažkaip tai kuprinį reikia čia pasidėti. Ir darysime taip, va, ne? Ir kažkaip tai taip. Kažkaip tai reikia nusiauti. Mano šalmas nukrito. Gerai, gal darom taip. Šalmą gal pasislėpiam. O, jau įbrėžiau. Hey, tu fuck. Neuspėjau jau. Ir naują šalmą jau sudrožt. Jo, vlat. Veidas tai nesimato nifiga. O, va ta foto visai gerai gavosi. Tokia visai nebloga. Tik aišku, biški tas štatyvas ne vietoj. Iškelė, gal pabandom vis... Toliau biški pasidėti. Tai vat, porą foto padarėm. Porą kadrų vadinamai. Ir jau spėjom šalmą nubrūžint. Ir nežinau, kaip dabar matysis dabar man dabar. Čia dabar
Eik tu savo, kokia figinė, blin. Atrodo, užsidėjau jau tik antrą kartą šalmą užsidėjau. Ir jau spėjau nudrožt. Ką žinau, hebra, ruošiamėms. Žinau, atgal važiuoti. Jūs vėl, kaip ir jūs atgal. Kuo labiau važiuoju, to vis labiau pasitikėjimo įsigaunu vis. Nu ką, hebra, montuojam savo manatkės ir grįžtam vėl į kelią. Ir ką, keliaunam atgalios, kaip sakant, namučio. Tai jau mes pravažiavom jau 5-7 kilometrus. Žodžiu. Ką, hebra, let's go. Dar kartą. Ne, stiek čia kenčiantis, nei. Tai reikės į serviziuką reikės važiuoti.
arba pas tą, kur buvom, kur pirkom, bet tai tenais kelionė nusimatys, tai bus proga irgi pasivažinėti, dar reiškės. O, eik tu savo. Gerai, čia mes jau ne taip pravažiuosim. Na, į savo vietą čia pastatysim, kur ir buvo. Eik tu savo. Atrodo, gal ir trumpa kelionė, bet eik tu savo, kaip maloniai pasivažinėjau. Ir tas jausmas, pasisveikinimas su kitais dviračiais važinėtojais, sakiau, liauškiai. Šitos galim užlenkti. Veidrodėlės. Tai gerai, na tai pušinu, tai aš stumiu, bet tai jisai kažkaip tai įdomiai. Tai va kaip čia jisai paspaudė ir tada va. Ai, lašara. Pas nežinau, kaip čia. Gerai, kur čia mano prezentėlis. Tas mano tas prezentėlis neįsilydęs, nebent gal aukščiau gal reikės pakelt, kad nesiliesų ten tie to išmetimo. Ir tai padarysim tada. Arba svarbiausio dalyko nepamiršt. Telefoną pasimt. Plius minus daug maž aš jau pradėjau priprast prie šito aparato. Tik aišku, tik reikia suprast dabar, kodėl tas check engines'as dirba. Kodėl, kokios čia klaidos pasit čia dabar. Taip padarysim. Mes jo labai pilnai neuždengsim. Taip padarysim. Vėliau, jeigu ką, tai vakarop. Ir tada mes jį užlenksim pilnai, tegu atvėsta. Tai va, dabar pasiėmė savo visą šitos manatkės. Nu, tai aišku, tik tai biškį žolių, tik nereik man čia rankiot. Šitai. Tai ką, ir viskas, jevra. Pasivažinėjom. Mūsų pirmas neblogas ride. Kažko reikia mum kuprinę normaliai įsigyt, o ne su DHL. Tai kai debilai reklamuojam, liauški. Bikers only can be working by DHL or something like shit. Varona. Nice. Man patinka mano outfit. Jaučiuosi toksai, bet ir tikrai toksai, galiu pasakyti, su termo drabužiais ir odinė kostiumu. Tikrai net nesijaučiau, kad man būtų šalta. Jaučiausi tikrai komfortiškai. Tai va, hebar, netaupykit, jeigu nori geros apsaugos ir nesušalt, nepagailėkit geriau pinigėlių ir nusipirkit odinės manatkės ir tikrai nepasigailėsit. Tai va, hebra, jeigu patiko šitas video, tada nepamirškit paspausti like, o subscribe tai nežinau, tai čia jūsų jau. Kaip sakant, čia jūsų reikalas. Vasara artėja ir tai ką, gebrytė, sakysiu. Ačiū, kad peržiūrėt šitą video. Ar kada jūs ten jį peržiūrėt, dieną, rytą,
ar vakare, ar kada. Ir ką, hebryte. Pasimatysim sekančiuose videose arba kaip važiuosim į serviziuką, įsiaiškinti, dėl ko čia pas mane check enginesas užsidegė. Ar čia dėl akumuliatoriaus, ar čia dėl kitų, ar čia dėl... Hello. Ar dėl kitų problemų. Čia toks įsieksi kaimynė vaikšto iš parduotuvės, kur dirba Edekoj. Tikriausiai ten turi kavalierių, aišku. Su tokiu nebendraut kavalierium, kuris kinda cool now. Ant 2 ratų. Tai vat. Tai ką, galiu pasakyti. Peace, hebryte. Right is my therapy, so peace out. Yo.